Dar kartą, labas vakaras, mėlyjeji, tai tikrai pasistengsiu surasti daugiau laiko, bent jau vakarais prisėsti, patreidinti, parodyti savo treidus, kaip kas vyksta, nes paskutiniu metu atostogos, daug keliavimo, maudymosi, deginimuose. Jeigu norit pamatyti, kaip laiką leidžia, užsukit Instagramą, toką, vėliau kur pamatysit, kaip linksmai atostogaujam, ar ne? Ir jeigu norit prie mūsų prisijungti, gauti treidus, įsigyti narystę mūsų, į narystę labai daug kas eina, tai tiesiog parašykit žinutę, visa informacija yra pas mus Telegrame. Rasit visą info. Gerai, dabar pereikim į tokį mažą šortą, įlipau. Turiu ir nemažai long pozicijų, kurios vis dar yra atidarytos, vis dar pliuse, bet kadangi dauguma jos yra nuo labai žemų pozicijų, tai vis dar yra laikomas. Šiaip korekcija tikrai stipri, liquidation eventas labai stiprus buvo, tikrai daug ką likvidavo. Bet mes ramiai labai reaguojam, nes aš remiuosi time and distance statistiką plus struktūrą, ar ne? Tai kuo aš šį kartą remiausi? Tai visiškai šituo price actionu, kurį mes turėjom. Ten šituo price actionu ir šitais dviem highs, ar ne, kurių aš į šitą shortą ir visada reikia koncentruotis į sekundę. Visada reikia koncentruotis į ekstremalias zonas. Sekundę. Pridėt. Spalva tokia nefaina. Šitą patinka dabar neoninė prijus, labai viskas tinka. Visada reikia koncentruotis į ekstremalias tokias zonas, ar ne? Jeigu mes imam visą šitą price action, jis yra dabar, tai mes norim imti ekstremalias zonas. Ekstremalią zoną šitoj vietoj, kiekvienoje šitų vietų, ar ne, yra. Ir visos šitos vietos, jos matome, kad labai gražiai atsilaikė. Jos visos šitaip gražiai atsilaikė. Ir kol kas atsilaiko ir šitą vietą. Mes dabar dar tebesam, ar ne, visoje šitoj zonai. Vykinau ant vienos dienos time frame'o, bet kol kas neužsidarėm žemiau, kad ir šito low, ar ne, kur mes ir galėtumėm užsidaryti, tai irgi nėra ten kažkokia omega indikacija, bet vien, kad šita zona taip stipriai laikosi, mes galim treidinti visą šitą dalyką kaip range, ar ne, range high, range low, ar ne, tai lygiai taip pat ir čia. Aš labai tyliai kalbu, jeigu ką, dėl to, kad mano šeimyna jau miega, tai nenoriu žadinti. Nekreipkite dėmesio, taip ramiai kalbėsiu. Ne. Range high, range low. Čia galima treidinti kaip ekstremalias zonas ir įeiti į swing short arba swing long pozicijas. Tai kai mes esam dabar čia, ko mes norim ieškoti? Mes norim ieškoti swing long pozicijos, ar ne? Kokios papildomos mes konfirmacijos norim, kaip mes mokom. Šitoje vietoje mes norim ant mažesnio time frame'o, kad ir 5 minučių ateiti. Kad ir 5 time minučių ateiti. Ir mes norim gauti divą. Mes norim gauti bullish divą. Tai reiškia, kad sekundėlę, pavyzdžiui, kaip gauti tokį sniper entry, ar ne? Tai mes galim gauti arba su bullish divu, arba su struktūra. Mes su struktūra visada kažkiek vėluosim, ar ne, nes mums reikia konfirmacijos, kad mes šiek tiek aukščiau užsidarom ir sulaužom bent jau, ar ne. Minutės 2, 3, 4, 5 minučių time frame ar negaunam break of structure. O jeigu gaunam dar ir bullish divą, mes galim būti ištikrinti, ar ne, kad ant mažesnio time frame'o gausim ir BOS. Tai
ant 2. Norėtumėm gražiai įlipti su bullish divu, būtų daug saugiau, negu tiesiog gautumėm break of structure ir mėgintumėm pagal tai įlipti. Dėl to volume niekada nemeluoja ir tai yra labai labai svarbus, nes bent jau mano tradingė aš taip sniper entrius visus savo pagaunu. Aš realiai 99% mano treidų praktiškai įvyksta tik su bull ar bear divais. Viskas pagal volume yra matuojama bent jau kripto. Tai jeigu norit pagal mane treidinti, būtinai prisijunkit, viską pamatysit. Sakau, galit ir su treidus kopijuoti, galit copy tradingų užsimti, galit techninės analizės mokintis tuo pačiu metu, galit viską daryti. Tai va taip ir atrodo. Taip va ir to. Sugrįšim, pažiūrėsim, kas čia bus įvykę, bet didžiąją dalį treido realiai esu jau uždaręs ir dar didesnę dalį uždarysiu. Mažą dalį paliksiu, jeigu mes spręstumėm eiti prie šitų laus, kas yra visiškai manoma, nes tai yra tai valiuta, tai yra realiai shitcoinas mano manimu, coinas, visiškai nieko vertas coinas. Tai vat, norėjau tokį trumpą video padaryti, bet labiausiai norėjau pasakyti, kad pasistengsiu dabar tikrai kiekvieną dieną updatinti jūs kaip ir anksčiau. Nesakau, biškį atostogų mūdą įsivažiavau, tai reikia atostogas truputėlį irgi į šoną padėti ir pasidarbuoti. Iš vakarais. Užmetam. Jeigu patinka ta idėja, norit, kad sugrįžčiau ir jeigu tikrai domitės tradingu, iš to norit uždirbti, gyventi ir pradėti tuo domėtis, tai būtinai prisijunkit prie mūsų.